Šiandien Jėzus ypatingai gailestingas ir sako, gaila man minios. Tame gailestyje galima tiesiog gelmes įžvelgti. Ir štai, kas vyksta. Žmonės iš visur susirinkę dykumoje seka Jėzumi, klauso, kad pamiršta net ir pavalgyti. Ir Jėzus sako, pasirūpinkite jais. Už kur gauti tos duonos? Sako, o kiek turite jūs? Klausia mokinių. Ir mokiniai sako, turime kelias duonelės, kelias žuvelės. Sako, atneškite. Ir taip trūksta, sako, dar atneškite. Tai kas vyksta? Dievo gailestingumas daugėja tuomet, kai mes tai, ką ir mažai turime, dalinamės. Ir jisai padaugina taip tą duoną, kad tūkstantinės minios jim ir privalgo. Pabandykit paskaičiuoti matematiškai, kiek reikėtų vien tik laiko išdalinti, jeigu yra kokia 10 000 valgančiųjų. Tai būtų kokios mažiausiai 6 valandos, o gal 7 ar 8 valandos vien tik dalinimu. Ir gautųsi taip, kad vis dalini. Ir čia yra didžioji paslaptis ir stebuklas, kad visi per savo dosnumą, per savo dalinimąsi padaugindavo tiesiog savo rankose tą duoną. Ir visi privalgė, ir visiems užteko, ir nenorėjo daugiau, ir dar pririnko 7 krepšius trupinėlių, o tai reiškia tokią gausybę, tiek daug. Tad Dievo gailestingumas visada eina su žmonių nuoširdžiu pasidalinimu. Nebijokim šiandien dalintis su kitais, kad Dievas padaugintų visą tai daugkeriopai.